Kaip namų sąlygom pasitikrinti diastazę? Jums reikės tik kilimėlio. Atsigulam ant kilimėlio. Gulimo pozicija, kojos sulenktos, pėdos ant grindų. Pradarom pilvą, kad prie jo prieit būtų paprasčiau. Taip, ir matuosim aukščiau bambos rytį, 4 cm, bambos rytį ir žemiau bambą. Tolygiai kvėpuojam. Ir dabar pasižiūrim, kaip kvėpavimo metu jūsų pilvas. Ar įsitempia, kai įkvėpėt. Ir kai iškvėpėt, atsipalaiduoja. Ir pasižiūrėkit, ar yra įtampa, ar nėra. Koks jausmas, tai? Gerai, atsipalaidavimo metu patikrinom, dabar pakeliam krūtinę ir vertikaliai bandau apčiuopti, ar yra atstumas tarp ištisiųjų raumenų. Ir bandau apčiuopti juos, tai 4 cm aukščiau bambos rytį ir žemiau bambos 4 cm. Atsipalaiduojam. Dabar pasižiūrėsim, kiek pirštų telpa. Taip, vėl pakeliu krūtinę ir 4 cm virš bambos žiūriu, kiek pirštų telpa. Gali tilpti 1, 2, 3, taip, ir daugiau, tai didelė diastazė, jeigu vienas telpa, tai jau yra diastazė. Dabar pasižiūrėsim, kiek giliai jūsų pirštas lenda. Vėl aš pakeliu krūtinę, kvėpuoju tolygiai ir kišu 4 cm virš bambos, taip, bandau, bambos rytį. Ir žemiau bambos. Ir žiūriu, kiek giliai lenda. Taip. Taigi, taip galima pasitikrinti namų sąlygom diastazę. Jeigu tu turi, susisiek su manim.